Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Pinigai buvo sukurti patogumo dėliai prieš daug metų. Anksčiau turėdavai gabenti sunkumą iš obuolių, kad jos galėtum išsikeisti pomidorus. Tokia buvo senų laikų prekyba. Bet kai buvo išrasti pinigai, tau tai reikėdavo su savim nešiotis tik smulkius geležiukus. Ir tai buvo lengviau gauti obuolių, pomidoro ar kiaušinių, duodant žmogui monetą, vietoj to, kad su savimi atsigabenti 50 kiaušinių ar vištų. Pinigų vertė būdavo nustatoma susitarimu tarp žmonių, tam, kad nereikėtų su savimi tampyti sunkių dalykų. Vėliau tai tapo labiausiai korumpuota priemonė pasaulyje. Jis sugadino žmonės. Jie pradėjo pardavinėti vienas kitą. Jei jis norėdavo, kad kongresmenas darytų taip, kaip jam būtų naudinga, įkišdavo jam tam tikrą kiekį pinigų, kad tai padėtų jam būti išrinktam. Ir taip nusiperkama nauda. Tas pats vyksta su farmacinėmis kompanijomis, autokompanijomis, bankais. Visos sistemos visame pasaulyje, naudojančios pinigus, yra iš esmės korumpuotos.